Tiesą pasakius, šitą idėją turėjau dar anksčiau ir kalbėjau apie ją su Rimantu. Tai aišku, noriu padėkoti savo draugams, kurie kiekvienais metais mano gimtadienio proga nedovanoja man dovanų. Jas perleidžia Rimanto Kaukėno fondui. Tai yra tokia idėja jau 3 metai. Žinom, kur nukeliauja tie pinigai, tos ataskaitos ir netgi pamatai nuotraukas, pamatai tą padėką iš pačių vaikučių, iš jų tėvų. Tai geresnės vietos mes kažkaip ir nesugalvojom, kur aukoti, todėl tos 3 metus iš eilės tą ir darom. Tai noriu padėkoti ne tik fondui, bet ir savo draugams. Tai idėja tokia ir yra, kadangi yra net kartą tekę su tikruoju Jordanu Belfortu, su tikruoju Wall Street'o vilku bendradarbiauti ir bendrauti. Dar kartą 10 metų proga, nes prieš 10 metų buvo išleistas šitas filmas, padaryti peržiūrą. Žinau, kad daugelis iš mano draugų labai mėgsta šį filmą. Ir kaip sakiau, padaryti tas, kaip amerikiečiai sako, wrongs to rights, tos blogus darbus padaryti gerais, bent šiek tiek. O Rimantukui net nieko nepranešus, nieko nesakėm, kur važiuojam. Norim padaryti staigmeną. Aš prašiau tik planšetę ir atsidūrė kompiuteris. Tai tikrai patarčiau tikėti viskuom, viskas įsipilda, tik tikėti reikia. Ačiū Justui, Tagelį. kad išpildė. Mano svajonė. Būtent neprarasti vilties, šypsotis ir būtent, kad fondo tokia galbūt ir, sakyčiau, pagrindinė mintis, ar ne, kad dovanoti tą šypseną, laimingas akimirkas, susitikimą su savo herojais, tai jo, viltis ir šypsena. Tik tais taip gyvenime, manau, ne tik vaikučiams, bet ir mums visiems.